štai ir vėl žaidėjas, tai kartą filmuoju kitą epizodą, tai pradedame toliau. Gal prisiminsit iš praeito epizodą, ką aš čia dariau, stačiau platformą. Tai ką čia galėčiau vėl sakyti, užmiršau, ką noriu pasakyti. Svarbiausia į tą komentarus parašykite, kokį man iššūkį vykdyti, kad ką man padaryti, pavyzdžiui, prispauninti gyvulių, svarbiausia, aš ne iš kiaušinių nieko, aš jau sakiau prie tam epizode antram, kaip man ten, aš jau prispauninti galiu su vandeniu, truputį žolės, va tokios, tai bijau, kad šito aš čia einu. Įsijungia draugelis. Žinau, kad aš nesu labai daug žinomas, aš turiu 12 peržiūrų, tai pasakykite draugams, kad patlantintumėt, paspauskite like. Ir dar toks kanalas Dalukas LT, ten truputį paprikolino, bet jis dabar kažkaip kuria video, kai koks gaidys. Tai nežinau, pažiūrėkite. Pažiūrėčiau per Skybloką ir pats nuobodžiausias dalykas, ką daryti, statyti visokias platformas, dar ką, aš jaučiu tą mapą ant serverio paleisiu. Kas norėsiu tą mapą gauti, kai kažką pastatysiu, aš pasakykite, kada norėsite, kad tą mapą parodysiu, linkam kelčiu iš kur siūstis, bet aš nemoku į internetą patalpinti mapą. Tai tiesiog aš parašysiu savo Skype'ą ir aš jums atsiųsiu per kokią dieną. Labiausiai jums bus man parašyti, dėl ko jūs mane pridėjo prie draugų rekačiais ten. Taip, visokie durniai jungiasi taip, kad turėtų daugiau draugų per Skype'ą ir viskas. Jei kokį mokat gerų serverių kurti, tai galėsime ir serverių pažaisti viską. Galėsime normaliai pažaisti. Jei mokat kur gerų serverio, ne kaip aš. Įsikūriu vakar serverį, bet dabar rašo bet login. Tai dėl ko man taip laginti šiandien tas koms. Kai persirašiu su Windows, jaučiuosi saugosiu map, kad galėtume ir toliau žaisti. Kad tikrai persimesiu Windowsus, kad tie Windows 8 mane nervina. Pastoviai lagin ir kitų žaidimų net nepaleidžia. Pavyzdžiui, Left 4 Dead 2, pavyzdžiui, instalintas noriu, bet man rekažiais instalą tiesiog neleidžia įjungti. Nerekaš dažnai man neleidžia instalą įjungti, visokios kitos nesąmonės. Kaip pažadysiu va šitą platformą, aš čia perkelsiu generatorių ir ką ten dar norėjau perkelt, ir lovą perkelsiu, kad čia atsispauninčiau, kad viršus bus tik tais mums medžiams, visokiams kitoms nesąmonėms statyti, visokiam fermom. Aš žinau vieną kokią rimtai challenge darysios, jaučiu net ir kitam epizode, kad pasistatysiu, kur galėčiau žvejoti, kad žymiai geriau man yra žuvį žvejoti nei auginti tuos moliūgus, kad žuvį belenkada gali sužvejoti, bet moliūgai kiek ilgai auga. O man jau bus užaugę nors vienas. Patikrint greitai. O patas, kai tos 3 linijos uždėsiu. Svarbiausia, kad man užtektų, kad užtaunu. Tai žinau, kad aš ant lietuvišką esu nusistatęs Minecraft, kad būtų lietuvių kalba, kad man anglų kalba rekančiais nepatinka. Pavyzdžiui, dabar kai yra rado visokie balnai, bet ir aš rekančiais ir angliškai šneku per Minecraftą, tai
Tai nenustebkit. Ir kam įdomu, man yra 12 metų, esu iš Naujos Akmenės. Tai aš gyvenu prie gamyklos, tai gal po kokių 100 subscribe gal įkelsiu savo video vlogą, kad mane geriau žintumėt, pamatytumėt, kaip aš atrodau tikrovėj. Ne vien per Minecraftą ir dar kitokius žaidimus. Jaučiu pradėsiu filmuoti Need for Speed Black Edition. Jei jūs norite, parašykite komentarus, kad filmuočiau. Tai aš truputį grįžtu kelius sekundžių. Tai net nepastebėjote, aš čia grįžau, kad niekada niekas nepastebė per video, kada grįžt. Aš filmuoju, bet aš čia vis pastebiu. Žinokite, man pasiūlykite, esu kokia Sony Vegas, aš nemoku elgtis, man nepasileidžia. Sony Vegas dėl to aš intro dabar neturiu, būčiau susikūręs intro, bet Sony Vegas vykdys mane programa. Ir skyrė liko. Jei norit, kad žuvis spawnintos, reikia 9 blokelius į visas pusės padaryti ir 9 į apačią blokelius, kad žuvis pradėtų spawnintis, jei nežinot. Kodėl man neseka Hunger? Va, net galiu jums parodyti, kad aš žaidžiu ant normalaus, bet man nieko neseka maistas. Ką tik nusako, ačiū Dievui, galvoju, kad čia man nesektas maistas. Čia nusieklas, dar pasodinom. Medis užaugo. Einu miegot. Aš tai, kam įdomu, žaidžiu ant tuo 1.6.2 versijos. Einu persikelsiu generatorių, būti kitur. Man dar reikia truputėlį kopulstūmą, kad galėčiau pasidėti tą lavą kažkur. Mane kibirą laikyti, kad gal ir prireiks tą kibirą. Greit aš grįšiu, jau prisikasiau kopulstūmą. Tai leidžiuos į apačią, pasidarysiu, kur man reikės dėti kopulsūsmas kaido. Čia truputėlį prisikasiu tik tai šitą kartą, man noriu daug. Vis tiek, aš nesakant nedarysiu per daug. Aš labai noriu spalvotą rūmą pasidaryti ir kambarį įsiploti. Jo, dar čia taigi 12 kopulstūmų, čia spalvų. Truputį pikeksą sudrožiu, bet mane nervina per Skyblock, kad rasas pikeksas yra kopulstūmų. Čia generuosis kopulstūmus. Va čia, o va. Tai čia jis, ką čia padėjau. Jei kas nežino, kaip daryti generatorių, aš čia dabar jos formą daraus. Nesupras, kad būtų vienas blokas, nusileistų vanduo, kad vanduo priliesta lava. Pirms taps ne akmuo, o tasai obsidians, tada bus jis susifeilė.